Ir vėl sveiki, mėly mano klausytojai. Tęsiu skaitimo ciklą eilėraščiuose gyvenimas mūsų, Akmenės krašto kūrėjai. Ir šiandieną paskaitysiu Kosto Kantauto poemos Žalgiris antrąją dalį. Dabar kova dar pasmarkėjo, pasordino daugiau pulkų, tad jis apdairiai nužiūrėjo, ką pulti iš visų jėgų. Ir vokiečiai laukia pamato, ten plevėsuoja vėliava, apstota riterių į rato ir virš galvų jį iškelta. Raudonam fone jos erelis skvarbiu nužvelgia į žvilgsniu. Ten gali būti kryžiuočiams regis ir pats karalius tarp karių. Ir visą šitą vos pamanę, jau puola ten, kur vėliava, tarsi naujų jėgų įgavę. Lyg viską lemtų ši kova, o lenkai gina, kiek jį gali, geriausiai riteriai prie jos. Ir kardą, kol pakelti gali, tos vėliavos neatiduos. Juk simbolis tai jų valstybės, tai jų karaliaus vėliava, prisiekta ją ištikimybė, ją gint švenčiausia pareiga. Čia veržės priešai viens po kito, sutikę kertasi piktai. Čia vietos gailesčiui neliko, čia tik kovos jie mirtinai. Lavonų guli pilnas laukas, jau auga jų tikri kalnai. Kariai įnirtę vien tik kaunas ir blyksi kaip žaibai kardai. Čia vėliava kažko pasviro ir jau siūbuoja į šalis. Į viršų jį vos pakilo, staiga pranyko jį išvis. Nukritus jį ant žemės guli, nukautas jau liaunešys, teutonai pergalę jau turi, taip mano visas dalinys. Jau Kristus kėlės, priešas krito, suskambo pergalės giesmė, bet lenkams vėl viltis nušvito. Pranyko vėliavai grėsmė, aukštai iškelta plevėsuoja virš mūšio lauko vėl jinai. Ir vėl čia siaučia, nenustoja, kardų vien kirčiai ir šauksmai. Pažvelkime į kitą kraštą, kur kauna Smolensko pulkai. Kariai ten neša sunkią naštą ir nuolat kertas mirtinai, nors ordinas įnirtęs puola. Pulkai gi stovi kaip uola, lengvenis jiems čia komanduoja ir nesitrauks jie niekada. Iš ryto kovą jie pradėjo, dabar pusiaudienis seniai, bet priešas jų nenugalėjo, lyg nugalėtais nesileis. Jau vienas pulkas jų išrėžtas, visi lyg vieno, visiškai. Tik pulkas tas nenugalėtas, visi, kas žuvo, karžygiai. Visi, kas liko tik tai gyvas, su priešu kertas iš peties, kas tai pamato, krečia dyvas. Jie gerbs karius šios lyg mirties, prieš juos lavonų jau rietuvės. Ir priešui juos sunku pasiekt, tą kliūtį perkop priešai turi. Ir žuvo jų čia antrą tiek. Visus, kas čia kovojat, šlovė leidės jūs amžina. Gausesnio priešo nebijojot, jį nugalėjote narsa. O Vytautas kiek akis leidžia, vėl kovas stebino kalvos. Ir panoramom įsiskleidžia jam priešo čia veiksmai kovos. Pamato kairįjį sparną, dabar ir ten kova arši. Ten lenkai rodo kovą darnę, o ir mozūrai nepesti. Prieš jį čia pat pulkai Smolensko. Ir čia kova arši, nuožmi, laimėjimo čia netgi menko negavo dar pulkai visi. Dabar mato jis kaip jų gingenas į kovą veda rezervus, o galvoje mintis jam gema. Kovon reik mest visus pulkus. Atėjo momentas lemtingas, kas jį prasnaus, tas pralaimės ir pergalė tas bus laimingas, kas visą ryžtą tam įdės. Ir vėl žygūnai greit šuoliuoja, įspėt kariuomenės vadus, o šie skubiai jau komanduoja ir veda vėl kovon pulkus. Lietuviai, gudai ir žemaičiai manevrą suveikė gerai. Rikiuotė ordino išdraikė ir žūsta vokiečių pulkai. Dabar kariai
į kovą skuba, ten vyksta mūšis dar aršus, Rumbaudas, Manvydas, Čapurna grąžina vėl savus pulkus. O ir rezervas pajudėjo, kur vadas Rimgaudas narsus. Lyg šioliai jie miške stovėjo, dabar jau priešas juos pajus. Dar ir totoriai Saladino stovyklą puls iš nugaros. Vienuoliai dar visai nežino, kad galo nesulauks dienos. O Vytautas, vadams nurodęs, į kairį sparną skuba jau, rezervus Lenkų siųsti į kovą, apsupti priešą kuo greičiau ir mūšio eigą taip patvarkęs, vėl viskas stebi nuo galvos. Kaip ordino gretas betvarkęs, pulkai apsups ir iškapos. Ir štai kautynių vaizdas kinta, lietuvių atžengia pulkai ir savo sparną greit apninka, prispaudžia ordiną juodai, o iš kairės taip pat atjoja mozūrų, Lenkų daliniai, samdyti čekai jau kovoja ir puola vokiečių stipriai. Visi jie ordino nekenčia, atkeršyt nori už skriaudas. Vieningai ordiną užspeičia, už jo žudynės ir klastas, o nuskriausti visų labiausiai žemaičiai, kraštas Lietuvos. Jie kaunasi dabar karščiausiai, nesigaili savos galvos. 200 metų bus netrukus, kai ordinas terioja juos plėšė ir vergovėn bruko, skandino kraštą jų kraujuos. Per amžius niekada nebuvo, kad liktų ordinas taikus. Jis degino, naikino, žudė, vergovėn grobė net vaikus. Dabar už viską jie atlygins, suvestas sąskaitas senas, su žemėm ordinas sulygins, kad vietoj žemės jis neras. Ir puola, šaudo, duria, kerta, kovoja jie visais ginklais. Jau spaudžia ordiną į Kerčę ir už skriaudas nebeatleis. Jis buvo paprastas žemaitis ir mes nežinom vardo jo. Tad ir vadinkim jį žemaitis, kaip vedė jį lemtis kovon. Jis gimė, augo prie Dubysos, jos slėniuose plačios žalios, ten būtų jų gražios sodybos, prie pat Dubysos, Pagiriuos. Karys šaunus jo tėvas buvo ir gynė laisvę iš šalies. Dažnai kovojo, bet nežuvo, nebuvo skirta jam lemties. Tenai prabėgo jo vaikystė, žaidimai karo su draugais, pramokus ginklą suvaldyti ir taikliai šaudyti lankais. Be to, kasdien dar mokė tėvas daryti pratimus karių, tai ugdė ištvermę ir jėgą, gynybos būdų įvairių, visais ginklais kovoti išmokė, sekyrą, ietimi kardu, atmušti smūgį vis kitokį ir kovoje išlikti ramiu. Įgavo kūnas jo lankstumą, reakcija labai greita, išaugo būdų atkaklumas, visur lydėjo jį drąsa. Nors jaunas, aukštas ir petingas, mikliausias buvo iš visų, karuos mažai dar išmėgintas ir matęs dar mažai kovų. Ta kartą vienas jis medžiojo, nes buvo jau beveik karys. Lemtis ką lemia, nežinojo, kai grįžtant artinos naktis. Sodybos savo jis nerado, ruseno tik nuodėguliai. Kryžiuočiai čia pasidarbavo, visus išžudė nuodugniai. Tik kaulus tėvai jis atrado, sutegusius gimtam name. Tarp anglių be galvos juodavo, galva jo nukirsta šalia. Ir motina, ir sesė rado pakartas ąžuole aukštai, išniekintas ir lyg paradui dar išrengtas visai nuogai. Taip visą kaimą jie išžudė, senelius, moteris, vaikus, tik vėjas po pietų papūtęs, jis pustė pelenus rudus. O darbas šitas, tai vienuolių, Marijos ordino narių, taip nešė Dievo jie malonę tarp Žemaitijos čia žmonių, tai pažeista ir jų skaistybė, juk duota priesaika tokia. Ir Dievo įsakų didybė, mylėki artimą kaip pat save. Tu nežudyk, nevok ir nemeluoki, negeiski artimo moters, taip iš sakyklo žmonės mokė, o daro, burna netars. Dabar jau liko jis tik vienas, be tėvo, motinos,
šeimos, be prieglobsčių priglausti strėnas ar pasislėpti nuo darganos. Palaidojęs tada artimuosius, užslėpęs prakeiksmų širdį, surado savo draugus brangiuosius, Kęsgailos jis karių būry. Jau niekas jo šypsenos nematė ir negirdėjo jo juokų. Pagieža ordinui gyvatė, jam liko nuo jaunų dienų. Dabar jam Žalgirio kautynės, čia su Kęsgailos jis būriais, jau žus čia ordino didybė. Daugiau teriot žemaičių neis. Anksčiau manevrą jie atliko, dabar vėl grįžo jie kovot. Apsupo, plyšio nepaliko, galės į pragarą tik jot. Matyt, gyvenimas lemtingas, ar sutvarkyta taip dievų, kad dieną čia kovom gausinga, jis susikaus su magistru. Ir štai jau vienas jie prieš kitą. Magistras, riteris garsus, šarvai jo puikus auksų žiba, o kardas ilgas ir sunkus. Joristas žirgas koja kasa, šarvais apkalta krūtinė ir raitelį į savo neša, lyg riterių būt turnyre. O priešais jį žemaitis stovi, su ietimi trumpa, lengva, šarvais tik grandininiai smovi. Jų išvaizda visai menka. Čia jų gengenas nor kvatoti, kaip drįsta šitas menkysta, pėsčiom su riteriu kovoti. Nebent makaulė jūs keista. Jis žengia riteriui iš šono, pasiekti priešą taip lengviau. Ir riteriui geriau atrodo, jam kirsti bus tik parankiau. Staiga magistras užsimoja, jo kardas švilpia kaip strėlė. Žemaitis visą tai sumojęs, prie žemės linksta kaip žolė. Ir kardo dar pakelt nespėjus, jis duria žirgo į slėpsnis. Nuo skausmo žirgas suvirpėjęs, sužvingę šoka, virsta jis. Su žirgu jų ginginas puola, prispaudžia koją žirgas jam. Žemaitis čia vikriai užpuola ir duria ietimi kaklan, į kaklą ašmenys panyra ir sprando pjauna slankstelius, į šoną tik galva nusvyra, nemins į žemės takelius. 2 amžius mūsų kraują gėrė, Žemaitis tarė čia balsu, dabar jums atpildas atėjo, na, sprinkite krauju savu. Magistro knektai čia prišoka, iškėlė dar savus kardus ir nugalėtojui atmoka, susmeigdami kelis dūrius. Žemaitis sąmonę apleidžia, jam akyse tamsu. Paskui ir vėl šviesa jam skleidžias, jis skrenda jau dausų keliu. Ir mato savąją tėvynę ir jo šaliuojančius laukus, ne veltui ją taip narsiai gynė, jo atmintis čia amžiais bus. Gynėjai kovėsi ir žuvo, aplaistė žemę jie krauju, o kur dėl laisvės kovos buvo, ten daug kraujuotų akmenų. 6 jau amžiai nuskubėjo, laisva gyvuoja Lietuva, kur žuvo laisvės jos gynėjos, surinko akmenis tauta. Šventi tie akmenys kraujuoti, gynėjo laistyti krauju. Iš jų paminklas sumontuotas ties Kauno miesto iš centru. Nežinomo kareivio kapui, plevenam žinau ugnis. Tai jūs, nežinomųjų namas, čia jūs minės mūsų atmintis, nežino niekas tavo vardo. Tu mums nežinomas kary, už laisvę gal žuvai nuo kardo ir mums šventa tavo mirtis. Primink Žemaitį karo šokį, sugrįžki pas savus ainius. Mieste tu Kauno apsistoki, atradę savo garbės namus, paskleisk aplinkui savo aurą, kad ainiai čia pajustų ją, kad jie turėtų sielą taurę ir būt panašus į tave. Jau Rimgaudas į kovą veda visus rezervinius pulkus. Dar jiems tik pakovoti dera ir išmėginti savus kardus. Lig šiolei jie tik tai ilsėjos ir laukė paskirties savos. Dabar ta valanda atėjo, dabar ir jie jau pakovos. Vos be kovojančius prijojo, apsupo ordinų pulkus, kaip mat visi į kovą stojo ir ordinui sunku jau bus. Kryžiuočiai tai iškart pajuto, lankų juos veržė plieniniu
Ir gintis jie dabar sukruto, lyg tas lokys, būry šunų. Agonijoje tie teutonai nespėja atsimušinėt. Iš priekio, nugaros ir šonų nėra kada neatsikvėpti. Tačiau lokys dar vis galingas, jis pilnas pykčio ir jėgos, jei puls koks šuo neprotingas, tam mirtinai smūgių nutuos. Kovoje aršioj negailestingoj, kuri dar siaučia kaip ugnis, viens kitą priešai susitinka, juos išskiria tik tai žūtis. Ir Rimgaudui taip atsitiko. Nukovė vieną vos jisai, kai čia jis riterį sutiko, pažįstamų herbų seniai. Šarvųjų raižiniai plėniniai ir skydo herbas dūliutai, dar šalmo puošmena auksinė. Ta viską mena jis gerai. Ne kartą ordine tai matė, kada derėjos dėl taikos. Tas riteris tikra gyvatė, didžiausias priešas Lietuvos, pats Friedrichas von Valenrodas, vyriausias maršalas karių, dabar su apsauga jis brovės, kad tik nelikt tarp apsuptų. Jam kelią Rimgaudas pastoja ir nepraleis jau be kovos. Ir Valenrodas taip galvoja, kad kovą šią laimės ir jos. Nėra ko apsisukti ir trauktis. Neteikite jokios vilties, kardu reik taką prasibrauti ir taip ištrūkti iš apsupties. Seniai sutrupintos jų ietis beliko rankose kardai, o akys jo pykčių užlietos sužibo, blyksi kaip žaibai, ir štai kova jau prasidėjo, kardai žaibuoja virš galvų. Padėt palydos negalėjo, pakanka jiems kovų savų. Kovoja vienas jie prieš vieną ir valdo jie kardus gerai. Tad smūgį atremia kiekvieną, abu kovų kardais meistrai. Ilgai kova jų lygiai vyko, nekliudė kirčiai dar šarvų ir ne vienam jų nepavyko, kad padarytų kas klaidų. Bet priešas jo štai jau silpnėja, jų smūgiai kerta vis lėčiau. Tai Rimgaudas jau pastebėjo ir spaudžia priešą vis labiau. Von Valenrodas irgi jaučia, kad kovą tęsti vis sunkiau, kad lyg audra širdyje siaučia ir kad vėluoja gintis jau. Atmušti kirčių jau nespėja, nuo jų suskambo jo šarvai, jam rankos tartum sumedėja, apsunkiai juda ir lėtai. Čia Rimgaudas taip pasikėlė, lyg tai galvon sukirs kardu, o ranką Friedrichas pakėlęs nuo smūgio ginasi skydu. Tuo pažastį jis atidengia, ši nebesaugoma šarvų. Čia Rimgaudas kiek tik įstengia, skubiausiai duria jam kardu. Į priešų kūną ginklas nyra, į žemę krantas skydas jau, nuo Valenrodas svyra ir nepakyla į tokių. Aplinkui mūšis nenutyla ir žuvusių kaskart daugiau. Kautynių triukšmas drasko tylą, laimėję šaukia kuo garsiau, jau ordino pulkai retėja, jiems lieka vis mažiau karių. Jos lankas spaudžiantis siaurėja ir lik gyviems mažai vilčių. Nuo ryto ordinas kovoja, dabar jau vakaras arti. Jėgų kariai visai stokoja, o daugelis dar sužeisti. Jų jėgos juk nebegalinės ir pailsėt reikia kiekvienam, įkvėpt nepajėgė krūtinės ir rankos svyra ne vienam. Patyrę riteriai suprato, kad pralaimėta ši kova, kad kaunas jie kaip desperatai, kad kito kelio jau nėra. Bet turi jie alternatyvą. Visiems, kas sėdė ant žirgų, reik prasilaužt, kad liktum gyvas ir ginti sienose pilių. Tad susitelkė jie į kumštį, pralaužė Lenkų tuoj gretas ir iš kovos jau ėmė dumti, kur akys veda. Per lankas pro mūšio gretą prasilaužė, Marienburgan skuba grįžt. Lietuviai, Lenkai nebelaukia, tuo iš paskos jie ėmė vyt. O kelias jų nerožin klotas, klampynės, upės, ežerai, nėra brastų kada ieškotis, kur tik prijojai ten gerai. Bet raiteliai, žirgai šarvuoti, jie skęsta tarytum akmuo. O kas privengia upėn šokti, kardais kariai kapoja tuoj. Tad šis bėgimas tai žudynės.
lenktynės tai su mirtimi. Nedaug kas iš jų grįžo gyvas, namo vos kojas vilkdami. O tie, kas prasiveržt nespėjo, užvėrė greičių plyšį tą jau apsupti palikt turėjo. Kova, kur vyko kruvina. Ir jau žinių visi jie turi, vyriausi žuvo, kad vadai, magistras, maršalas, komtūrai ir riterių keli šimtai. Nėra ir kam jau vadovauti, kovoti jėgų taip pat mažai, o priešo daliniai gausiausi, vien kerta žudo kaip vilkai, o norisi šarvų išlysti ir pakabinti jau ginklus, kur nors ant žemės įsitiesti, pailsit sąnarius visus ir noris baisiai, noris šito, jau ne vienam, visiems, užbaigt žudynės nematytas, o ryt ir vėl pabust gyviems. Jie žino, mūšis pralaimėtas, kovo toliau nėra prasmės, nebus jau mūšis šis laimėtas, nors jie kovos lygi mirties. Tad pradeda ginklus jie mesti ir pasiduoda priešui jau. Nėra kovos toliau ko tęsti. Užbaigs anksčiau, bus tuo geriau. Jau pasiduoda ne po vieną, ginklus jau meta net būriais. Ar šiaip kovojus visą dieną, dabar jaučion, tai ką ateis? Lietuviai, lenkai nugalėjo, jau žlugo ordino gale. Ir nors Europa jam padėjo, patyrė pražūtį iš čia. Iš ryto, vos tik tai prašvito, jau Gaila, Vytautas balnuos, tar saulės slepiasi už miško, apžiūri lauką jie kovos. O laukas visas čia kupstuotas, bet dar po lauką nekupstai, lavonų grūvos čia kraujuotas, kai kur dejonių dar balsai, lietuviai, lenkai, lauką krečia, surinkę sužeistus karius, atsargiai juos ant rankų neša į minkštus goldo vežimus, dabar per lauko kraštą joja, lavonai guli čia kalnais. Pulkai lietuvių čia kovojo, o puolė ordino svečiai. Karių čia rasi įvairiausių, iš skirtingiausių jie kraštų, herbai ant skydų įmantriausi, baronų, hercogų, grafų, iš Vengrų, Anglijos, Brabanto, Burgundijos šalies gražios, Bavarijos, dargi Provanso ir net Ispanijos karštos. Jau greitai bus 200 metų, kai jūs, suprotėviai, tėvai, lyg tai jūs ordino penatai, padėjot jam žudyti piktai. Jūs plėšėt, deginot, naikinot ir žudėt motinas senas. Jūs grobėt, korėte, kankinot ir privartavot merginas. Visur, kur jūs tik tai praėjot, tekėjo upės vien kraujų. Visur, kur jūs tik padirbėjot, liepsnojo žemė nuo gaisrų. Dabar galbūt jau sugalvojot, ko jums prakalto Lietuva. Savoj gimtiniai nežinojot, kad tokia žemėje yra. Tai ko į Lietuvą jūs ėjot? Tai ko čia siautėt, kaip velniai, gal kraujo atsigert norėjo, žudynim linksminti smagiai, išventinti viešai prisiekėt, išlikti visada tauriais. Padėsite tad vargstantiesiems, tai kas jūs pavertė žiauriais? Jūs garbę riterio pamynę, sulaužėt priesaikus savus, kraujuotą budelio tarnybą, įvardinti darbai bus jūs. Dabar, kai kūnai žuvę guli, jų niekas jau neapraudos. Nesuvinios net į draugulę ir kapo jūsų nežinos. Nėra ir kam čia jų užkasti, tai žemė kūnų nepriims. Saulė kaitoj turėsit kaisti ir tapti ėdesiu žvėrims. Varnai dėl jūsų kūnų pešė subėgė, jūs vilkai draskys, išplėšę mėsgalį savo nešis ir niekas jų čia nevaikys. Toksai tai jūsų čia likimas ir Dievo paskirta bausmė. Už jūs visus nusikaltimus, tarp prakeiksmo palik žymė, už kraują jūsų čia pralieta, už nužudytas čia aukas, už amžius du, ką čia siautėta. Motulių ašaras suves, už tai, kad žudėt neginkluotus, senelius, motinas, vaikus, už tai, kad sąžinė pajuodus. Toks atpildas surato jūs. O ordinas, tai tarsi hidra, vis draskė Lietuvą rajai. Kai dengė popiežius ją mitrą, Europai rėmė kai visi. Kiek kartų buvo nugalėta, kraujavo sunkiai dėl žaizdų, bet mitra būdavo uždėta, atgaudavo naujų jėgų,
ta Hidra popiežiaus gimdyta bažnyčios citadelė jį. Ir darbas jai toks numatyta, žudyti dėdutį. Tai gali. Žudyti tai popiežius pats leido. Ir užkariaujant grobt kraštus, o jeigu kraštas nesileidžia, tai skelbti kryžiaus jam karus. Vienuoliai po Europą zuja ir kviečia Hidrai tai padėti, o jai už tai, kad žmonės žudo, dar 3 tarojų pažadėti. Norėčiau popiežiams priminti Sinajaus kalną tuos laikus, kai Dievas įteikė priimti žmonėms įsakymus šventus. Nevok, negrobk ir nežudyki, negeiski artimo moters, klastų, apgaulių nedaryki ir meluote, kur mane tars. 200 metų jūs ką darėt? Jūs popiežiai, kur skelbėte šventi, Martynas, Urbonas, Grigalius, Klemensas, Jonas bei kiti, jūs leidot ordinui žudyti ir grobt ir plėšt kitus kraštus, o kad pajėgtų tai daryti, paskelbėt kryžiaus dar karus. O ten, kur ordinas praėjo, tekėjo upės vien kraujų, ten nuo gaisrų dangų žibėjo ir Dievo visą tai vardu. Danguje Dievas viską matė. Ir svėrė darbus jūs visus ir pragare įruošt prisakė 10 ratą vien dėl jūs. Dar Alighieri Dantė rašė, kad pragare jų 9, bet Dievas greitai pats pamatė, kad ta bausmė jums per švelni. Dar niekada tai negirdėta. O Hidra sužeista rimtai, bet Mitra jie nebus uždėta. Jėgas atgauti teks vienai, lindint urvę Marienburgo, bet jai sulaužyti nasrai. Jau ryt negali, tik tai urzgė ir nukraujuos jau mirtinai. Jau mūšis Žalgirio laimėtas, kovoj be galo sunkioje, ir kyla džiaugsmas neregėtas kiekvieno kario širdyje. Lietuvių netelpa krūtiniai, jo neišreikšt, neaprašyt, tai džiaugsmas liejas begalinis, nei lieka žodžių apsakyt. Palaužta ordino galybė, daugiau jisai neatsigaus. Visa jo žuvo vadovybė ir Lietuvoje neprisikaus. Jis niekad taip nepralaimėjo, visi veik žuvo jo kariai. Svečiai kariauti, ką jam padėjo ir prarasti visi ginklai. Jau ryto saulė spinduliuoja, jau užbaigti kovų vargai. Kariai tėviškė žygiuoja, nekantriai laukia jų tėvai. Jie naują aušrą tautai neša, rytojaus džiugėsi ramaus, krauju mokėtų štai jiems teko, bet saulė švies jau iš dangaus. Tai štai tokia poema Žalgiris. Ačiū, kad išklausėt ir iki kitų susitikimų.